Laidą pristato Gefilus – pieno bakterijų lašai ir kapsulės, pagaminta Suomijoje. Laidą pristato vežimėliai Emal Junga ir oficialusis jų atstovas Lietuvoje parduotuvės Baby Center. Šią savaitę viešoje erdvėje daug kalbėta apie patyčias mokyklose. Sužinojome liūdną statistiką. Kas ketvirtas vaikas patiria patyčias ir kas penktas vaikas tyčiojasi iš kitų. Norėdami, kad mūsų vaikai nesityčiotų iš bendramžių, pirmiausia, nedarykime to savo namuose. Nebūkime blogų pavyzdžių. Džiugu, kad pedagogai, kalbėdami apie šią blogybę, stengiasi tai daryti įvairiomis formomis. Apie vieną iš jų mūsų reportaže. Apie patyčią šiandien jau nemažai kalbama ir rašoma. Paaugliai mokyklose įtraukiami į įvairius socialinius projektus, kurie įvairiais būdais stengiasi atkreipti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į šį reiškinį. Pasirodo, apie patyčias galima kalbėti ir teatro scenoje. Tai įrodo Forumo teatras, kurio aktoriai paaugliai. Vaidinimas vyksta šiek tiek neįprastai. Žiūrovai taip pat įtraukiami į veiksmą, kviečiami padiskutuoti ar net bandyti pakeisti veiksmo atomazgą, pakeičiant scenoje vaidinančius asmenis. Mes tiesiog vystom tą konfliktą, išauginam jį, nes mums yra labai svarbu, kad mes išaugtumėm emociją į žiūrovų, kad jisai nebegalėtų sėdėti, tylėti ir su tuo taikytis. Tai mes siekiam būtent, kad parodyti pačią aukščiausią, patį tokį skausmingiausią tašką, kad pamatytų žiūrovas ir sakytų, ne, aš negaliu su tuo susitaikyti, aš nenoriu, kad tai būtų. Tai tarytum veidrodis, kurį tu pasižiūri ir tu galvoji, kad ne, man šitas vaizdas nepatinka. Ir aš noriu kažką daryti pats, kad va šito nevyktų. Tai mūsų tikslas jisai toks ir yra, šito Forumo teatro metodo toks ir yra. Ir mes siekiam kuo daugiau iššaukti šitą žiūrovo emociją, kad jisai galiausiai lėktų į sceną ir sakytų, aš noriu pakeisti šitą personažą, aš nebenoriu, kad va taip vyktų, aš suvaidinsiu kitaip. Patyčios vyksta tiek tarp berniukų, tiek tarp mergaičių. Pastebėta, kad berniukams dažniau yra būdingos fizinių, tiesioginių patyčių formos – stumdymas, mušimas ir kitos. O mergaitės dažniau linkusios taikyti ir dažniau kenčia nuo netiesioginių ir verbalinių patyčių – apkalbinėjimo, ignoravimo. Patyčių aukomis dažniausiai tampa bendraamžiai ar jaunesni vaikai nei skriaudėjai. Be to pastebima tendencija, kad didėjant amžiui daugiau vaikų tampa aktyviais skriaudėjais. Yra duomenų, kad 7 iš 10 vaikų mokyklose yra patyrę fizinės arba emocinės patyčias savo mokyklose. Bet mastas yra iš tikrųjų nežinomas ir kaip aš sakau, kad ir kiek būtų patiriančių patyčias, ar tai yra keli vaikai, ar tai yra, kaip sako statistika, 7 iš 10, tai yra per daug. Ir tai yra didelė problema, su kuria reikia dirbti. Vaikai gali pačiais įvairiausiais būdais vieni iš kitų tyčiotis, kabinėtis, skaudinti vienas kitą. Yra išskiriamos tiesioginės ir netiesioginės patyčios, kai vaikas skaudinamas nenaudojant tiesioginės agresijos. Tai vaiko atstumimas nuo grupės, ignoravimas, nebendravimas su juo, neapykantos prieš vaiką kurstymas. Forumo teatro aktoriai kartu su vadove aptarė gyvenime sutinkamas situacijas ir jie suvaidina su bendraamžiais. Jie žino, kaip tai atrodo, kaip tai, su kuo tai valgoma, kas skriaudžia, kur kas tyčiojasi iš ko. Ir net nereikia kartais ieškoti tų siužetų. Jie tiesiog patys papasakoja klasiai, kaip įvyko, kaip mokykloje įvyko, kaip gatvėje įvyko tos patyčios. Ir mes čia pat gyvai tas situacijas jas galim eiti į sceną ir vaidinti, improvizuoti, prisimenant, kaip jinai atrodė. Forumo teatras yra vienas iš būdų, todėl kad jis yra labai interaktyvus, tai yra įtraukiantis žiūrovus ar neleidžiantis pamatyti patyčių reiškinį iš kitos pusės, negu, sakykime, žmonės yra pratę matyti ar ne, ir įsitraukti jau į problemos sprendimą, galvoti apie sprendimus ir išbandyti, ar tai veikia. Forumo teatre suvaidinta patyčių scena tuoj pat aptariama su žiūrovais, kokias problemas įžvelgėte, kieno elgesį galima ir reikia keisti, ko norėtumėte paklausti veikėjų, gal sutiktumėte šioje scenoje suvaidinti vieną iš personažų? Kai tie vaikai patys pamato, tai jie ir labai teisingai ir protingai ir net maži vaikai atsakinėja tos klausimus, sako, kad taip neturėtų būti čia taip. Jie viską mato ir šiaip tai mato, ir mes stengiamės kuo labiau užaštrinti, kad tiems vaikams tikrai būtų, kad čia, oi, čia negerai, kad jiems tada, nes jeigu būtų taip viskas lengva, tai jiems nepaveiktų galvų. Atsiprašai, sakau, čia. Sakau, atsiprašai, ir tu kur čia? Forumo teatras yra dažnai laukiamas svečias Lietuvos mokyklose. Dažniau aktoriai aplanko sostinės mokyklas, nes viską riboja lėšos. O kokie pačių aktorių įspūdžiai? Ir kai kuriuose
net kartais nepavyksta. Ta prasme, vaikai būna jau per daug su tom patyčiam pripratę. Taip tikriausiai buvo vieną kartą, bet buvo toks labai skaudus. O taip tai labai fainai būna, labai įsitraukia vėliau, ypač ant galo, jau kai įsivažiuoja viską ir labai gerai būna. Tikrai laukia mūsų. Ir matyt, žmonėms skauda dėl to, kad yra tos problemos. Ir jie mus kviečia, ir jie nenori šiaip kalbėti, jie tiesiog nori kažkokiu tai tokiu interaktyviu būdu tiesiog jas spręsti, kad tai kūrybiškai būtų, kad tai neskaudintumėmės vieni kitų, o forumo teatras to ir siekia. Psichologai pabrėžia, jog labai svarbu nekaltinti kurią nors vieną pusę dėl patyčių egzistavimo, o spręsti šią problemą visiems kartu – mokyklos bendruomeniai, tėvams ir psichologams.